Sveiki visi, šiandien pas mane svečiuose yra Jolita Vaitkutė, kuri yra kūrybininkė, menininkė ir šiaip žmogus susijęs su reklama, menu, kūrybiškumu ir visais dalykais, kas to reikalauja. Taip? Panašiai. Man būtų labai įdomu sužinoti pačiai pradžiai, kaip visą tai prasidėjo, kaip tu atradai, kad tave tai domina. Tai man buvo labai nuobodu. Aš tiesiog neturėjau ką daryti ir man reikėjo kažkaip susikurti veiklas ir aš pradėjau tai daryti. Tai jeigu rimtai, tai aš nuolat galvojau ir buvau kūrybiška ir didžioji dalis mano veiklų buvo susijęs su menu ir kūryba. Ir nors aš puoselėjau viltį tapti politikė ir vis dar puoselėjau gal kad nors tapsi politikė, čia kaip mano rinkiminės kampanijos dalis, bet nuo kokių 15 aš piešiau, iliustravau, pradėjau piešti maistu ir ant palangės ir mano tėvai sakydavo, kas čia, kodėl tai darai, bet aš toliau tai dariau ir galiausiai išėjo. Į industriją įsilėjai, būdama labai jauna, vos baigus mokyklą? Taip, jeigu neklystu. Taip, tai aš atsimenu, kad nujaučiau, kad mano egzaminai nebus patys geriausi ir nespindės šimtukais. Ir nei vieno šimtuko negavau, aišku, net iš dailės, gavau 29 balus, labai apmaudu. Tai va, ir aš prieš egzaminus sugalvojau tokį planą, kad aš turiu parašyti reklamos agentūroms ir production house'ams ir prašyti praktikos ir kad mane mokytų ir priimtų. Tai taip gavosi, kad mano pirmas darbas ir pirma praktika buvo Pet Punk Production House ir Pet Punk studijoje ir aš po paskutinio egzamino tiesiog susikrovau daiktus ir kitą dieną išvariau į Vilnių. Aš tiesiog jaučiu, kad aš noriu kurti ir tai yra būtent tai, ką aš noriu daryti, kuo aš noriu kalbėti. Mano vizualikos yra mano kalbėjimo būdas. Ir aš pradėjau daryti mažus darbus, tai instaliacijas, tai didėjo, dabar aš turiu ir performance instaliacijas ir mažas iliustracijas. Ir aš galbūt jau ne link to, bet aš jau link to, kad galėčiau valdyti savo laiką, galėčiau būti laisvai samdoma darbuotoja ir nestresinti, kad man reikia eiti į ofisą, dirbti kažkam, kelti 8 ryto ir daryti kitus nemėgstamus dalykus. Labai pažįstamas. Nors teko tai daryti. Taip. O ką laikai savo didžiausių karjeros pasiekimų? Kas tave labiausiai? Nemanau, kad aš turiu didelių pasiekimų ir aš esu didelė pradžioje, galėčiau tai pasakyti, nes iš esmės tai ką aš darau, tai vyksta, bet aš kuriu ir man smagu tai daryti, bet kai tai vyksta, tai vyko. Kažkas toliau. Jo, tai tiek ir aš nejaučiu, kad turiu kažkokių didelių karjeros pasiekimų. Bet kažkokiu tai darbo ar kažkokiu įvykiu susipažinimu su žmogumi galbūt geriausiai. Kas tiesiog tau vau? Kas man buvo vau, nes dažnai mano darbas atveda į kažkokių ten pažinčių netikėtų, tai buvo susipažinimas su Benjamin Clementin. Tai buvo visiškai vau. Tai buvo vau. Kaip ir pati minėjai, turi minčių, kada nors tapti politikė. Taip pat ir tavo darbuose, ypač tuose, kurie yra viešinami socialiniuose tinkluose, labai dažnai atsispindi politinės ir visos socialinės temos. Tai gaunasi tyčia, tu nori tuo pasakyti savo balsą išreikšti, ar tu tiesiog atspindi, kas yra visuomenėje? Tai pirma, tai yra man būdas kalbėti ir kai aš užrašau tai maistu, tai žmonės manęs klauso. Kitas dalykas, tai kai kuriuos menininkus kviečia kurti ten kažkokią, nežinau, nelaimingą meilę, ar ten nelaimingi santykiai, dar kažkas ir taip toliau, bet man skauda nuo švietimo sistemos ir nuo kažkokių nusišnekėjimų politikų, neskaidrumo tame. Ir kažkaip aš atspindžiu tą aktualiją, kuri vyksta pasaulyje ar Lietuvoje. Kiekvieną aktualiją tu pakreipi taip, kad žmonės atkreiptų tai dėmesį, kaip pati minėjai, tai yra karikatūros, tam tikrą prasme. Ar dažnai susilauki kažkokių neigiamų priešiškų atsiliepimų apie tai? Nebent iš Delfi komentatorių, kur sako, kokia čia menininkė, ką jinai čia kuria, kažkokios nesąmonės dar šūdinti. Bet tai čia Delfi komentarai. Tai čia... Jo, tai ne, aš nesusilaukiu, nes aš tiesiog galbūt gyvenu socialiniam burbulė ir manęs nepasiekė tai ir aš pati žinau, kad tai, ką aš darau Facebook'ui, tai yra kažkoks turinio užpildymas, kurio nepavadinčiau pati menu, nesakyčiau, kad tai yra mano kažkokie šedevrai. Ne, tai nėra šedevrai, tai viso labo yra tik iliustracija, kad atspindinti mano nuomonę. Ir kita pusė yra, kai aš darau kažkokius tai kūrinius, kurie iš tikrųjų yra man vertingi ir jie turi kažkokią tai išliekamąją vertę. Taip, o niekas nerašė komentarų po kokią nors politiką, kurį jie labai mėgsta pašiepimo.
Kaip tu čia taip gali? Aš manau, kad darau tokius visuotinai nemėgstamus politikus visgi. Papasakok truputį apie savo darbą. Kaip ir kalbėjom, įsiliejai labai greitai į visą rinką, buvai jau labai jauna. Tai kokia yra ta kūrybininkos kasdienybė? Kaip viskas vyksta? Mano produceris pasakytų, kad labai chaotiška. Aš pasakyčiau, kad labai įdomi ir dinamiška. Niekad nėra vienodų dienų ir tiesiog nuolat turi kažką skirtingo, susitikimus, turi daug įvairių studijų projektų, šiaip projektų namie, nes aš ir namie dirbu, ir studijų buvo negu didesni projektai, kurių negaliu savo namie jau neįgyvendinti, nes kartais mano draugas irgi pyksta, kad šiuo metu mūsų namie yra gliterio, prieš tai buvo duonos, prieš tai buvo smėlio, prieš tai buvo gintaro ir visada ir namuose. Prieš tai pašto ženklų ir vis tiek yra visko namie. Tai nuolat būna kitokia mano tvarka dienos ir aš leidžiu savo išsimiegoti kartais anksčiau kylu, šiandien anksti kilau ir tiesiog bandau gyventi taip, kad aš jaučiuosi laiminga ir negalvočiau, ar aš tikrai noriu gyvenimą gyventi. Žinau, kad dirbdama gali atiduoti visą save tam darbui, bet koks yra tavo būdas atsiriboti nuo darbo? Tai man tai labai nesunku padaryti. Iš tikrųjų, aš tai, kad darau, tai labai mėgstu ir manęs tai dažniausiai nestresina, ypač jeigu aš neorganizuoju tų projektų, nes aš tiesiog kuriu ir man tai patinka. Ir man to nereikia atsiriboti, nes aš jaučiuosi tame labai gerai ir kiekvieną dieną kaip žuvis vandenį sukuos. Bet jeigu tai yra projektai, kuriuose reikia daug organizuoti ir atlikti vadybinių darbų, tai aš tada galvoju, kodėl aš tą gyvenimą pasirinkau, būtų lengviau už mane sugalvotų visi kažkas kitas ir taip toliau. Mūsų žiūri labai daug jaunų, kūrybiškų žmonių, kurie norėtų daryti kažką panašaus, ką darai. Tu turbūt jie lygiai taip pat kaip aš dar nėra suformulavę to, kad nori būti kūrybininkas, nori dirbti reklamos agentūrai, bet tiesiog žmonės, kurie galbūt dar net nebaigia mokyklos ir jiems yra labai įdomu visa ta industrija. Koks būtų tavo patarimas, kaip atrasti galbūt save? Bandyti. Čia turbūt vienintelis patarimas, nes aš sužinau, kad noriu veikti tais bandymo metu ir aš sugalvojom, būdama mokykloje, kad aš bandysiu viską. Ten išbandžiau dainavimą, šokį, instrumentų grojimą, teatrą, politiką, jaunimo organizaciją, savanorystę ir aš tada tik sužinojau, kad aš noriu būti su kūryba susijusi ir man atrodo, tai yra vienintelis kelias, nes niekas už jūs nenuspręs ir niekas nepasakys, ką reikia veikti, jeigu jūs pats neišbandysit, neužsinorėsit kažko. O po to reikia labai norėti ir daug dirbti. Bandai, labai nori ir labai daug dirbi. Labai paprasta. Paprasta formulė ir karjera sėkmė garantuota. Pradėjai nuo piešimo maistu, tarsi tapai truputį populiaresnė tame. Truputį išgarsėjai nuo piešimo maistu, taip? Jo, nes žmonės nuolat valgo ir apie tai galvoja. O dabar yra maisto dizainas pas tave gyvenime, taip? Aš labai mažai darau maisto dizainą, tai yra maisto stilizavimo, galbūt taip. Tai aš darau, bet tai man labai patinka daryti. Ir tai yra galbūt kiti dizaineriai maisto, jie turi tai kaip darbą ir ten dar kažkokį meną savo malonumai, tai aš darau atvirkščiai, aš darau savo meną kaip darbą ir stilizuoju kartais, nes man labai patinka tai daryti ir man patinka ten tas piriukus barstyti, ten dar kažką. Papasakok, kaip visą tą procesą, kaip vyksta. Tai dažniausiai tai yra komerciniai užsakymai. Dažniausiai ir turi tiesiog kažkokį tai produktą, kurį turi parodyti labai gražiai. Labai skanus ir jo visi norėtų. Ir tada tiesiog turi patiekalą ir jį kažkaip dėlioji, žiūri kaip fotografas nufotografuoja, tada vėl ten viską tvarkai, stumi 3 mm į šoną, 5 mm ten kitą kažkokį produktą ir taip pat ir nuolat tokie dalykėliai ir tiesiog stumdai. Ir tada gauni kažkokį tai gražų, visiems patinkantį. Čia kaip atrasti kažkokią formulę turbūt tame. Tiesiog turi būti tobulą, niekas turi nekristi į akis per daug ir turi būti viskas skanu ir selėtis. Mane iš tikrųjų labai domina šitą temą, nes aš žiūrėjau labai daug video, žiūrėjau, kaip žmonės dirba ir kodėl dirba. Tiesiog labai įdomu atrodo šitą visą. Jo, tai žmonės dažniausiai buvo su pincetais ir ten stumdo viską ir žiūri ir vėl toliau stumdo. Toks labai lėtas ir nuobodus darbas iš esmės. Bet turbūt labai atpalaiduojantis. Jeigu turi laiko pasinerti pakankamai tai. Taip. Turi atsiduoti. Iš esmės, tai, man atrodo, visas veiklos reikia atsiduoti ir jeigu tu nori daryti gerai ir nori daryti kažką unikalaus, tai turi atrasti savo unikalumą savytą ir tai atspindėti darbe. Ir dabar pabaigai mūsų didžiojo pokalbio. Apibūdink, kas yra kūrybiškumas? Kūrybiškumas visų pirma yra sprendimų ieškojimas. Kūrybiškumas
yra, kai mes turim unikalius sprendimus ir juos gauname savo unikalių patirčių dėka. Čia reikia susirašyti ir tada... Tai prasme, nes iš esmės mūsų smegenis, jos nieko nekuria, jos tik tais generuoja informaciją ir mes renkamės kažkas tai patirtis, kiekvieną dieną mes matom daug skirtingų dalykų, matom skanavom maistą, matom daug naujų parduotuvių, scrollinam galų gale ir gaunam daug informacijos. Ir mūsų smegenis asociacijų pagalba dažniausiai sukuria naujas asociacijas, kurios ir yra kūryba. Ir kūrybiškumas yra visas tas procesas, kai mes gaunam naują kūrinį kažkokį, tai iš to, ką mes sugeneruojam. Man labai patiko, man atrodo, buvo tavo mintis gal loginė, kad viskas yra sukurta ir nieko nėra naujo, bet būtent pasimdami tos Taip. Tas mintis visas padarom kažką naujo. Taip, iš esmės, tik kiekviena nauja idėja yra 2 senų idėjų samplaika, gal netgi ne 2, galbūt daugiau, bet galbūt 5 variacija tos naujos idėjos jau yra visiškai naujas produktas. Arba iš ko daugiau idėjų pasiemi idėjų, tada pasidaro nauja idėja. Bet čia nereikia kopijuoti, čia reikia miksuoti ir daryti koliažus. Dažnai turbūt tie koliažai susideda labai automatiškai ir labai tu net nesupranti, kad šitą padarysiu kaip tas, šitą pamačiau iš tenais. Tai esmė geriausia, tai jeigu norisi daryti tokiu būdu ir daryti tai labai, jeigu esi kūrybininkas ir tau yra duobė, tai turbūt geriausia pasimti skirtingas medijas ir iš jų mokytis ir kelti kažkokius kitas medijas, nes jeigu tu iš tos pačios medijos, tarkim, esi dizaineris ir darysi logotipą, bet kurdamas logotipą, žiūrėsi kitus kažkokius logotipus ir semtis šių idėjų, tai bus kopijavimas. Bet jeigu tu semtis įkvėpimų žiūrėdamas filmą ir to filmo situacija tave įkvėps sukurti tokį būtent logotipą, tu sukursi nuo visiškai kūrinį. Labai, labai gražiai apibūdinai. Ačiū. Man darbas. Ir dabar bus toksai žaibo turnyras. Aš užduosiu tau kelis klausimus, tu turėsi pasirinkti vienas arba kitas. Okay. Klausimus, kurį užduodu visiems. Facebookas ir Instagramas. Facebookas. Kodėl? Todėl, kad man patinka daug kalbėti, daug rašyti. Tau patinka, kai tenais yra auditorija, kuri ne tik tai žiūri. Taip, o ir skaito, ir domisi, ir atrašo. Kačiukai ar šuniukai? Šuniukai. Dabar tai Yorkiai. Wow. Čia labai, aš turiu visą šunų veislę, kuri man labai patinka, tai pirmą patiko labai Sverkšnauseriai. Nežinau. Labai gražus šunis, o dabar man labai patinka Yorkiai, aš matau jos ir man tokie... Man jie labai nešuniški šunys. Tokie nevykėliški labai, ne? Tokie mažam kojytam. Jų plaukai žinau, kad kaip žmonių. Jas reikia plauti su šampūnu. Nešuniški. Ir kiek žinau, žmonės nėra jiems alergiški, kaip, pavyzdžiui, jeigu žmogus yra šunims alergiškas, tai jų plaukai yra kitokie. Vau, aš tai nežinau. Žiedai ar apyrankės? Jokių aksesuarų. Visiškai jokių? Visiškai jokių. Aš tiesiog nenešioju nei žiedų, išskyrus galbūt vestuvinį. Kada nors? Kada nors. Tai daugiau niekam nešioju. Bet čia galbūt ir praktiškas kažkiek dalykas? Aš dirbu su rankomis, man patogu. Juoda rožinė. Juoda? Labai gera. Tiesiog šiuo metu matau 2 spalvas. Juoda ar balta? Juoda. Juoda raudona. Juoda. Mėlyna ir juoda. Juoda. Gerai, supratau. Aš rengiuosi kėdai, tai irgi praktiška. Čia man uniforma. Aš tiesiog... Jokių aksesuarų, juoda spalva. Aš nežinau, aš tiesiog mėgstu negalvoti apie tai, ką nereikia galvoti. Ir aš turiu daug drabužių, kuriuos kiekvienį apsirengiu ir ištraukiu bet kurį drabužį ir apsirengiu ir man labai gerai yra. Bet tavo, irgi galim pakalbėti apie tavo stilių, nes jis yra... Neatrodo, kad tu labai stengiasi, bet jis yra tavo ir toks išskirtinis ir visiškai elitiškas. Tu kažkiek apie tai galvoji, ar tai tiesiog susiformavo ir... Kaip? Taip, aišku, taip man susiformavo ir aš supratau, kad man reikia... Mane patinka daug galvoti apie savo aprangą ir aš tiesiog supratau, kad man patinka platforminiai batai, šiek tiek ir tos kelnes, tada irgi kažkokia tai... ilgas palaidinės, bomberiai ir man labai gerai ir kepurė, nes aš labai mėgstu kepurės. Ir tada supratau, kad tai kuria man pažįstumą. Ir žmonės man pažįsta, labai lengvai pamatė mano kepurę ir truputį padėdžius plaukus šviesti ir jie tiesiog supranta, kad čia aš. Ir supratau, kad tai yra labai gerai. Tai kuria mano prekinį ženklą. Tau patogu, tai jautiesi gerai. Taip. Ir tave atpažįsta. Taip. Vien situacija. Taip.
Gerai, man atrodo, ties tuo ir baigsim mūsų pokalbį. Labai labai ačiū Jums žiūrovai, kad žiūrėjot. Labai ačiū Jelitai, kad atėjo. Taip pat ačiū Neapsičiai žiniams, ant kurių šiandien sėdėjom. Ar buvo patogu? Jo, labai nieko. Labai nieko, man patinka tavo požiūris. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.